Pasaka apie vėžlį paukščių puotoje. Seniai, labai seniai, vieno tolimo Afrikos miško širdyje gyveno didelis ir labai protingas vėžlys. Kaimynai jį vadino Vytuku. Visi gerai žinojo, kad Vytukas labai gudrus, tačiau kartais gali būti ir klastingas. Vieną dieną spalvingi miško paukščiai nusprendė surengti didžiulę šventę danguje. Visi paukščiai gavo po asmeninį pakvietimą ir nenustygdami ruošėsi renginiui. Kedeno plunksnas, čiulbėjo dainas apie šventę ir mankštinosi sparnus. Juk puota vyks aukštai, norintiems ilgai pasisvečiuoti, plasnoti teks ilgai. Vėžlys, išgirdęs apie šventę, taip pat panoro joje sudalyvauti. Vienas mažytis nesklandumas jam trukdė. Vėžlys neturėjo sparnų ir negalėjo skristi. Ryžtingasis Vytukas nusprendė žūtbūt prisijungti prie puotos. Jis sugalvojo ypatingą planą. Pamatęs bet kurį paukštį, jis prašė ir įtikino paskolinti jam po plunksną, patikindamas, kad po puotos iš karto grąžins. Paukščiai nors ir nepatiklus, bet draugiški, visi iki vieno sutiko. Snapu įsikibę, išsipešė po plunksną ir netrukus Vytukas turėjo jų pakankamai, kad susikonstruotų savo porą sparnų. Pagaliau išaušo paukščių puotos diena. Pasipuošę skolintomis plunksnomis, vėžlys kartu su paukščiais pakilo į dangų. Kai jie pasiekė puotos vietą, paukščiai labai apsidžiaugė, į kokią gražią ir didingą puotą atvyko. Akys raibo nuo daugybės įvairiausių vaisių, skanių sėklų ir riešutų. Viskas, ką besiruošdami puotai, paukščiai kruopščiai rinko ir atidėjo, norėdami skaniausius užkandžius pasilikti ypatingai progai. Vytukui taip pat patiko šis maistas. Apžvelgęs visus stalus, jis vos pajėgė sulaikyti nejučia betystančią seilę. Prieš paskelbiant puotos pradžią, Vytukas, besijaustamas ypač gudrus, pasiūlė: Mieli paukšteliai, siūlau tokį žaidimą, kadangi visi atvykome iš skirtingų miško vietų. Argi nebūtų smagu šiandien vieni kitus vadinti naujais vardais? Mano vardas šiandien bus Jūs visi, pareiškė jis. Paukščiai, nors ir kiek suglumę, sutiko. Kai kurie taip pat įsitraukė į žaidimą ir susigalvojo smagių naujų vardų. Netrukus prasidėjo puota. Paukščiai bei Vytukas mėgavosi gardžia užtepėlę ant duonytės. Tačiau, kai padavėjas atnešdavo naują patiekalą, vėžlys paklausdavo: Kam šis valgis skirtas? Padavėjas atsakydavo: Jums visiems. Vėžlys, tik šyptelėjęs ir nieko nelaukęs, greit vis suvalgydavo visą atneštą maistą ir nieko nepalikdavo paukščiams. Supratę, kad buvo apgauti, paukščiai supyko. Jie nusprendė atsiimti savo plunksnas ir palikti Vytuką pakibusi danguje. Vienas po kito jie ištraukė iš vėžlio susikonstruotų sparnų savo plunksnas, kol jam neliko nė vienos. Be pasiskolintų sparnų, vėžlys ėmė kristi iš dangaus. Laimiai jis nusileido ant savo kieto kiauto, kuris nukritus sudužo į kelias dalis. Nors ir su sudužusiu kiautu, bet Vytukas liko sveikas ir gyvas. Ilgainiui suskilęs kiautas sugijo į vieną. Nuo tos dienos ant vėžlio kiauto liko žymės, primenančios visiems miško gyvūnams apie jo klastos ir godumo pasekmes. Bandydamas apgauti kitus, gali atsidurti vėžlio vietoje. Nuo to laiko miško gyvūnai gyveno darniai, visada prisimindami vėžlio ir paukščių pamoką.
Pasakos pabaiga.